Ir kada jūs būdami vaikai svajote apie dinozaurus? Nes aš tai tikrai taip. Man visada ramybės nedavė vienas klausimas. Tai kokiegi dinozaurai gyveno Lietuvoje tais laikais? Šiandieną leisimės į kelionę laiku ir bandysime atsakyti į šitą klausimą, remdamisi naujausiais moksliniais bei fosiliniais atradimais. Tad sveiki atvykę į Žemę prieš 66 milijonus metų, kai čia karaliavo dinozaurai. Tuo metu Žemėje karaliavo didžiausias visų laikų sausumos plėšrūnas, tai T-Rexas. Jis turėjo galingą žandikaulį ir aštrius kaip skustuvas dantis. Jie galėdavo užaugti iki 15 metrų ilgio, o pakėlęs galvą galėjo siekti netgi 6-7 metrų aukštį. Mokslininkai vis dar daug ko nežino apie tiranozaurus, tačiau nauji atradimai nuolat keičia mūsų supratimą apie šiuos nuostabius priešistorinius gyvūnus. Prieš 66 milijonus metų, vykstant tektoninių plokščių judėjimui, Lietuvos teritorija atrodė visiškai kitaip, o pati Lietuva buvo visai kitoje vietoje. Ji buvo kažkiek arčiau pusiaujo, o jos beveik visa teritorija buvo Tetijos vandenyno dugne. Šis seklus Mezozojos eros vandenynas buvo įsitaisęs tarp senovinių Gondvanos ir Laurazijos žemynų. Tuo metu dabartinę mūsų šalį dengė šiltas ir drėgnas subtropinis klimatas. Oro temperatūra buvo kur kas aukštesnė negu dabar. Šios sąlygos lėmė unikalią geologinę situaciją ir leido susiformuoti specifiniams uolienų tipams bei reljefui. Prieš 66 milijonus metų Lietuvos teritorijoje klestėjo visiškai kitokia augalija nei šiandieną. Tuo metu mūsų krašte vyravus daug šiltesniam ir drėgnesniam klimatui čia augo visiškai kitokie augalai. Pavyzdžiui, didieji paparčiai, kurie buvo vieni iš dominuojančių augalų. Šie primityvūs augalai formavo tankius sąžalynus ir buvo svarbi daugelio gyvūnų buveinė. Kadangi didžioji dalis Lietuvos teritorijos buvo užlieta jūros, tai leidžia manyti, kad čia dominavo jūriniai gyvūnai. Tačiau Lietuvoje sausumos dinozaurai tikrai turėjo egzistuoti. Lietuvos geologinė struktūra rodo, kad mūsų krašte buvo sąlygos tinkamas dinozaurams gyventi. Taipogi Lenkijoje ir kitose gretimose šalyse rasta dinozaurų fosilijų, o tai rodo, kad dinozaurai galėjo gyventi ir mūsų regione. Tačiau pačių didžiausių dinozaurų Lietuvoje bent jau oficialiai nėra pavykę surasti. Tačiau taip yra, nes didžiąją Lietuvos dalį uždengia vadinamoji kvartero periodo storymė, atsiradusi po paskutiniųjų ledynmečių. Lietuvoje yra labai mažai atodangų, kur atsiveria to amžiaus uolienos. Pavyzdžiui, kelios iš tokių atodangų randamas Kauno marių, Papilės ir Ventos atodangose, kuriuose galima rasti jūros augmenijos, koralų ir galvokojų suakmenėjusias liekanas, kurios padeda bent kažkiek suprasti, kokie gyvūnai čia galėjo gyventi prieš dešimtis ar šimtus milijonų metų. 2010 metais Akmenės rajone esančiame Šaltiniškių karjere britų, amerikiečių ir lenkų mokslininkai, tyrinėjantys Triaso periodo dinozaurus ir jų giminaičius, mėgino ištirti, ar ten esama kokios nors faunos. Ir buvo surastas žandikaulio fragmentas ir keletas dantų, kurie priklauso pitozaurui. Pitozaurai išnykusi vėlyvojo Triaso stambių pusiau vandeninių roplių grupė. Jie turėjo ilgą snukį, o kaukolės dalis galėjo siekti negi 120 cm ilgį. Buvo gerai šarvuoti apie 5-6 metrų ilgio. Savo dydžio, išvaizda ir gyvenimo būdu labai panašus į šiuolaikinius krokodilus. Jie gyveno ežeruose, upėse ir pelkėse, kur tykojo nieko neįtarančio grobio. Lietuvos teritorijoje, kurią dengia jūra, gyveno amolitai, tai galvokojai moliuskai, kriauklė spiralės formos plokščia.
kartais kūgiška. Jie galėdavo užaugti netgi iki 2 metrų skersmens. Manoma, kad amolitai buvo plėšrūs, turėjo ilgus čiuptuvus, vieni plaukiojo, kiti šliaužiojo dugnu. Lietuvoje gausiai randami dar vieni priešistoriniai moliuskai, tai belemnitai. Lietuvoje jie dar labiau žinomi velnio piršto vardu. Jie buvo paplitę visame pasaulyje, gyveno jūrose nuo karbono iki paleogeno. Jie buvo geri plaukikai, mito žuvimi, panašus į kalmarus. Kūnas verpstės ar cigaro formos turėjo 3 dalių vidinės kriauklės. Vos už 400 km nuo Lietuvos Molio karjere buvo padarytas be galo svarbus atradimas mūsų regionui. Buvo surasti gerai išsilaikę dinozaurų pėdsakai, kai kur matėsi netgi odos tekstūra. Suakmenėjęs lobis rastas netoli Borkovice kaimo Lenkijoje, tai yra geriausiai išlikęs tokio pobūdžio pėdsakas mūsų regione. Jie priklauso mažiausiai 7 skirtingoms jūros periodo dinozaurų rūšims. Pasak mokslininkų, pėdsakus paliko bėgiojančios, plaukiančios, besilsinčios ir sėdinčios būtybės. Dinozaurų pliktuose pėdsakuose galima perskaityti jų elgesį ir įpročius. Didžiausių pėdsakų ilgis siekia beveik 40 cm, o tai reiškia, kad dinozaurai galėjo būti iki 6 metrų aukščio. Šalia mėsėdžių būtybių pėdsakų buvo rasti gyvūnų ir žuvų kaulai. Šis gausus įvairiausių dinozaurų pėdsakų radinys dar labiau padidina spėliones, kokiegi dinozaurai galėjo vaikščioti Lietuvos teritorijoje. Lietuvoje atrasta 100 priešistorinių gyvūnų fosilijų, prieš 100 milijonų metų išnykusių krokodilo dantų ar didžiausio vandenynų siaubo megalodono žandikaulio dalis. Manau, kad tik laiko klausimas, kada bus padarytas atradimas ir sužinosime, kokie dar gyvūnai klaidžiojo Lietuvos žemėse. Patinka toks turinys? Nepamiršk užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir palikti raktinį žodį noriu. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.